Sveiki visi. Šiandien nerame į klausimą, kuris ko gero neduoda ramybės visai technologijų bendruomeniai. Ar dirbtinis intelektas taps programuotojų pabaiga? Remdamiesi Timūro Šemsedinovo įžvalgomis pabandykime išsiaiškinti, ar frontend programuotojų ateičiai iš tikrųjų iškilo grėsmė ir kaip DI keičia žaidimo taisyklės. Taigi, pradėkime nuo to nerimo, kurį, manau, jaučia daugelis. Kiekvieną dieną girdime apie naujus DI pasiekimus. Jis generuoja kodą, kuria dizainus. Ir žinoma, natūraliai kyla klausimas, ar mano profesija apskritai bus reikalinga po kelerių metų. Pažiūrėkime, ką apie tai sako ekspertai. Ir štai jis. Tas milijono vertės klausimas. Ar pasaulyje, kuriame didieji kalbos modeliai, tie patys LLM, gali parašyti kodą greičiau nei žmogus, dar liks vietos frontend programuotojui? Ar mes iš tiesų stebime profesijos saulėlydį? O atsakymas, kurį pateikė šaltinis, yra stebėtinai aiškus ir tiesmukas. Užuot sėjo paniką, ekspertai teigia, kad ši profesija ne šiaip išliks, o klestės. Tai tiesą sakant visiškai prieštarauja tam populiariom naratyvui apie tai, kad DI atims visus darbus. 10 metų. Wow! Technologijų pasaulyje, kur viskas keičiasi, atrodo kasdien, tai yra be galo drąsus pareiškimas. Įdomu, kokie argumentai slypi už tokio pasitikėjimo. Panagrinėkime juos atidžiau. Kad suprastume ateitį, kartais geriausia yra atsigręžti į praeitį. Istorija, ypač technologijų, turi savybę kartotis. Pažiūrėkime, ar jau esame buvę panašioje situacijoje. Prisiminkime, prieš gerus 15, gal net daugiau metų atsirado WordPress ir kiti panašus svetainių kūrimo įrankiai. Ir ką tada visi kalbėjo? Ogi tai, kad programuotojų dienos suskaičiuotos, nes juk dabar kiekvienas galės susikurti svetainę pats. Bet kas nutiko iš tikrųjų? Vietoj to, kad išnyktų, frontend programuotojų paklausa tiesiog sprogo. Kodėl? Nes atsirado poreikis kurti daug sudėtingesnius, individualesnius sprendimus, kurių jokie šablonai negalėjo pasiūlyti. Ir čia matome tam tikrą dėsningumą. Istorija mums vėl ir vėl parodo, kad naujos technologijos nepanaikina profesijas, o jas transformuoja. Taip, įrankiai keičiasi, bet poreikis specialistams, kurie moka tos įrankius valdyti ir kūrybiškai pritaikyti, tik išauga. Panašu, kad lygiai tas pats principas galioja ir šiandien, kalbant apie dirbtinį intelektą. Gerai, tai jeigu DI nėra tas baubas, kuris atims darbus, tai kas jis tada yra? Kaip reikėtų žiūrėti į šią galingą technologiją, kad ji taptų mūsų sąjungininkė, o ne priešu? Pagalvokime apie tai kaip apie evoliuciją. Viskas prasidėjo nuo linterių ir CI/CD, kurie automatizavo kodo patikrą ir diegimą. Tada atėjo Dockerį ir Kubernetes, kurie smarkiai supaprastino infrastruktūros valdymą. O dabar DI asistentai, kaip antai Copilot, yra tiesiog kitas logiškas žingsnis šioje produktyvumo didinimo kelionėje. Kiekvienas iš šių įrankių leido programuotojams mažiau laiko skirti rutinai ir daugiau sudėtingoms problemoms spręsti. Iš esmės, galima įsivaizduoti DI kaip savo asmeninį asistentą, gal net jaunesnįjį programuotoją. Jis gali parašyti standartinės funkcijas, testus ar net padėti surasti klaidas kode, o tai leidžia susikoncentruoti į svarbesnius dalykus – sistemos architektūrą, vartotojo patirtį ir kūrybingą problemų sprendimą. Tai ne pakaitalas, o įrankis, kuris padidina paties programuotojo vertę. Gerai. O dabar, ko gero, pati įdomiausia dalis, jei AI atlieka dalį darbo, tai tikrai nereiškia, kad galime atsipalaiduoti anaiptol. Tai reiškia, kad keičiasi patys reikalavimai programuotojui, koksgi tas naujasis programuotojas. Ši lentelė, tiesą sakant, puikiai viską iliustruoja. Pažiūrėkime. Anksčiau visas dėmesys buvo skiriamas giliai vienos technologijos, pavyzdžiui, React specializacijai. Dabar kalbame apie universalumą, gebėjimą dirbti su visų technologijos steko. Vietoj to, kad mintinai mokytumėmės biblioteko API, dabar daug svarbiau suprasti fundamentalias koncepcijas, tokias kaip asinchroniškumas. Ir pats problemų sprendimas keičiasi. Nuo valandų praleistų beieškant atsakymų Google pereiname prie efektyvių užklausų DI įrankiams. Vertė slypi nežinojime, o gebėjime greitai rasti sprendimus. Taigi, logiška išvada – reikia keisti mokymosi strategiją. Ką dabar dėti į savo mokymosi krepšelį, kad po 10 metų vis dar būtumėm paklausus? Išsiaiškinkime, kur verta investuoti savo laiką. Ir štai čia labai gera mintis. Savotiškas Pareto principas programuotojui. Nereikia būti absoliučiu ekspertu visose srityse. Kaip matome diagramoje, tik apie 1/4 šablonų naudojami labai dažnai.
Dar ketvirtadalis retai, o apie pusę visų šablonų užtenka tiesiog žinoti, kad jie egzistuoja. Tikslas nėra tapti vaikščiojančią enciklopediją. Tikslas tapti strategu, kuris žino, kada ir kokį įrankį pasirinkti. Žinot, tai labai primena gerą automechaniką, juk jam nereikia mintinai žinoti kiekvieno variklio brėžinio. Svarbiausia, kad jis žinotų, kokie įrankiai yra jo dėžėje ir kada kurį išsitraukti. Programavime absoliučiai tas pats. Platus akiratis tampa vertingesnis už gilas, bet labai siauras žinias. Ir štai, pagaliau priėjome prie pačios esmės, prie to, kas svarbiausia. Galima įsivaizduoti ledkalnį. Virš vandens matome tai, kas nuolat keičiasi, įvairūs karkasai – React, Vue, Angular, bet po vandeniu slypi masyvi pamatinė dalis – fundamentalūs pagrindai. Tai JavaScript, TypeScript, duomenų struktūros, algoritmai – tai yra karjeros pamatas, kuris išliks stabilus net ir tada, kai viskas paviršiuje keisis. Taigi, pabaigai lieka vienas klausimas, kurį kiekvienas dirbantis šioje srityje turėtų savo užduoti. Klausimas jau nebe, ar DI mus pakeis. Tikrasis klausimas yra, ar esame pasirengę tapti naujos kartos programuotojų, universalų, kuris naudoja DI kaip savo galingiausią įrankį. Nes ateitis, panašu, priklauso būtent tiems, kurie sugebės prisitaikyti.